Sveiki, Timas klausia laidos žiūrovai. Tikriausiai jums labai įdomu, kokios profesijos yra populiariausios dabar, bet dar įdomiau, kokios bus ir ateityje. Arba tai, kaip tinkamai išsirinkti profesijos kryptį. Tai išsiaiškinti man padės karjeros specialistė Vilma Žilovienė. Sveiki, Vilma. Labas, Timai. Tai man iškart kyla klausimas, kokia yra pati naujausia profesija, kokią galėtų rinktis jaunimas šiandien dienai. Šiais metais startavo nauja profesija paramedikų. Tačiau mes turim galybę profesijų, tikrai didelį įvairovį, kurias galėtų mokiniai pasirinkti pagal savo gebėjimus, norus. Taip, o kokių įgūdžių renkantis profesijas reikėtų siekti jaunimui? O gal turėti jau? Aš galbūt neįvardinčiau įgūdžius, o aš galbūt siūlyčiau jaunimui rinktis pagal savo gebėjimus, pagal savo norus, pagal savo vidinį jausmą, ko tu gyvenime nori, kad ta profesija suteiktų pakylėjimų, kad tu į darbą eitai kaip į šventę. Kokių pastebėjimų pastebite pas jaunimą atėjusi pas jūs konsultuotis dėl profesijos? Kokių pastebėjimų? Ta prasme, kai renkasi profesiją? Taip. Ką jie dažniausiai atsako jums arba kokių klausimų jiem kyla dažniausiai? Tai dažniausiai kyla programos trukmė, kyla klausimas, ar aš rasiu darbą. Kyla klausimas dažniausiai, koks atlyginimas, nes jaunimas dažniausiai pirmą klausimą užduoda, aš šią profesiją baigęs, kokį atlyginimą gausiu, užmokestį. Taip. Tai, o ar šiandienos jaunimas turėtų rinktis tokias kaip ir tradicinės profesijas, ar galbūt paieškoti neįprastesnių, kitokių, ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Kaip ir minėjau, nežinau, mano manymu geriau rinktis profesiją, kaip tu jauti iš vidaus, ko tu nori. Ta prasme, kur tavo yra stiprios pusės, kur yra silpnos pusės, tai ir pasveri. O jaunimas atėjęs pas jūs, ar apskritai esantis bet kur, noriai eina, motyvuotai? Ar sulaukite motyvuoto jaunimo, ar visgi jis pasyvesnis šiais laikais? Galiu pasidžiaugti, daug yra motyvuotų, bet yra daug ir nemotyvuotų. Bet nenuleidžiam rankų, nemotyvuotam jaunimui tikrai daug padedam, kviečiam į konsultacijas, grupinės, darom įvairiausius renginius, kad tos motyvacijos mokinys gautų daugiau. Bet jeigu jaunimui kiltų klausimas, kokia yra tas sritis, kurioje reikia specialistų šiandien dienai ir labai jų trūksta? Tai mes bendradarbiaujam su įmonėmis ir tiesiog darom apklausas, vykstame į įmonės ir mums tiesiog suteikia tą informaciją, kokių darbuotojų trūksta. Ir tada mes su mokiniais aptariame, ar juos domintų, ar jie norėtų ten praktiką atlikti. Vykstame, parodome darbo vietas. Kaip aš sakau, šiai dienai mokinys turi visas galimybės ir visas sąlygas, tik reikia norėti pačiam. O jeigu pats nori ir, pavyzdžiui, matai savyje kažkokią tai savybę, pavyzdžiui, kūrybiškumas ar meniška, pavyzdžiui, siela, žmogus yra tikrai linkęs į menus, ką jis galėtų tokiu atveju pasirinkti? O kas tema yra? Pats kūrybiškumas. Pats kūrybiškumas. Mano nuomonė, kūrybiškumas tai yra savęs išreiškimas tam tikruose dalykuose, ar tai darbo atlikimas, ar tai kažkoks tai vizualizacija, ar tai pastatų, pavyzdžiui, rengimas, galima paliesti ir tą statybininkų sritį, ar tai kažkaip susiję, ta prasme, ar yra
ar yra tokios galimybės, ar galima rinktis kažką tokio? Kaip pažiūrėsi, kiekviena profesija, kaip aš sakau, turi menų. Kiekviena profesija. Nes yra galimybė ir pagaminti, ir papuošti, ir parodyti. Tai aš manau, tikrai didelė įvairovė. Tuo metu tada galima kalbėti su mokiniu, ko konkrečiai jisai nori, galima išdiskutuoti ir galima tikrai pasiūlyti jiem tinkamą profesiją. Taip, o kalbant apie tarptautinę patirtį, ar yra kažkokios tai galimybės išvykti, pamatyti tą profesiją į studiją, į užsienį, atsiprašau, ar kažkokios tai yra mainų programos, kažkas vyksta? Taip, pas mus vyksta Erasmus+, programą vyksta mokiniai į kitas šalis, bendradarbiaujam tikrai su ne viena šalim ir turi mokiniai didelę galimybę, kaip aš sakau, paragauti, pasimatuoti tos profesijos pasirinktos, nes jie ten nuvykę būna ir mėnesį, ir kelis mėnesius ir jie pamato, kaip vyksta darbas kitoje šalyje. Aišku, visas smulkmenas jie gali pamatyti, pajausti, paragauti ir mokiniai labai noriai vyksta ir grįžta tikrai patenkinti, susiranda ir draugų ir, kaip aš sakau, keliai kiti atsiveria. Taip, o gal yra kažkokių tai netikėtų patirčių, jau čia grįžkime prie profesinės temos. Kai pasirinkė profesiją, pavyzdžiui, atrodo lyg tai viskas gerai, kol mokaisi, tačiau kai pamatai tą profesiją, buvo tokių atvejų, kad supranti, kad čia tikrai ne tau. Taip, tikrai buvo visai neseniai, nuvykome į vieną įmonę ir mergina išsigando, pamačius, ką jinai išsirinko, kokią profesiją, jinai pamatė savo darbo vietą ir jai buvo šokas. Mes, kol grįžom iki centro, visą kelią prakalbėjom su ją. Pakviečiau aš ją atskirai, kad ateitų pas mane pasikonsultuoti. Ir mes tiesiog išgryninom tą jos profesiją, aptarėm visas smulkmenas ir aš jai pažadėjau, kad nuvešiu ją į kitą įmonę pagal jos profesiją. Mes tai padarėm ir jinai pakeitė nuomonę ir jinai labai džiaugiasi dabar. Ir ką pamačiau, kad mes turim jaunimą kuo anksčiau vežti įmonės, jiems rodyti tą darbo kelią, nes kitas tikrai pasirenka profesiją ir jis išsigąsta ir jis net nori mesti mokslą, jis tiesiog užblokuoja save. Taip. Ten aš tikrai nedirbsiu. O tai kur tada reikėtų kreiptis tam jaunimui, ar tai galbūt šeimos nariai, ar karjeros specialistai, va kaip jūs, kur geriausiai kreiptis, kas geriausiai galėtų patarti? Jaunimą tai aišku labai mielai kviečiamės visada karjeros specialistės, turim tikrai visas galimybės ir visas sąlygas ir tikrai drąsiai gali mokiniai ateiti, nes būna, kad jie konsultacijų metu grupinių jie nedrįsta išsakyti savo nuomonės, tai tikrai kviečiame, kad ateitų po vieną ir tada išdiskutuojame, aptariame visas smulkmenas, sudarom planą, viską sudėliojam, jeigu kažkas dar ten kirba tėvam, kad ne, mano vaikas nebus ten mechanikas ar dar kažkas, tai tada kviečiame ir tėvus ir tiesiog bandom rasti tą bendrą kalbą, kaip padėti mokiniui. Taip. O moksleivis pats, galvodamas apie profesiją, čia tiesiog būtų toks įsivaizdavimui klausimas, kaip manote, nuo ko jis pradeda? Nuo ko pradeda galvoti apie profesinę temą? Mokinys pats? Taip. Nuo ko jis pradeda? Ar jis kaip nors ieško tinklalapiuose galbūt informacijos apie tą profesiją? Kaip tai vyksta, jūsų nuomonė? Dažniausiai, aš tai žiūriu iš mūsų pusės, tai dažniausiai mes tikrai darom karjeros renginius, atvirų durų dienas. Visos yra galimybės, visur reklamuojam, vykstam į mokyklas, pristatom profesijas. Netgi pačioj savo mokykloje gali mokinys susipažinti su tam tikromis profesijoms. Ir jeigu mokinį domina, jis tada atvyksta pas mus,
ir tada pamatų visą bazę, visą centrą, nes tikrai daug profesijų mes jų visų atvežti negalime, todėl mes kviečiame atvykti pas mus į centrą, nes tada gali mokinys pasikalbėti ne tik su karjerų specialiste, bet pasikalbėti su atsakingais mokytojais, kurie atsakingi už savo profesiją ir jie geriausiai išmano. Tada mokinys būna užtikrintesnis, ko jis nori, ką jis gali rinktis, nes jis paragauna, to pačiupinėt gali. Edukacijas darom, kad jis galėtų ir prie tų staklių, prie kažko prisiliesti, kad pačiupinėti tą profesiją. Nes tikrai labai sudėtinga, susiduriam tikrai su šita problema, nes būna, kad mokinys, ko jau klausys, nežinau, ko noriu, nieko nenoriu, tėvai liepė, aš atėjau, bet tu gyvensi, tu dirbsi, tu į darbą eisi ir ta prasme mes pabrėžiam, kad darbas turi teikti tau malonumą, o ne kaip į kančią eiti. Tai vat labai džiaugiamės, kad tikrai ne vienas mokinys kreipiasi ir tėveliai kreipiasi ir tikrai bendraujam su karjerų specialistai mokyklų, nes būna, kad vat paskambina karjerų specialistai, pavyzdžiui, iš ryto mokyklos ir vat nori mokinukas atvykti pas jūs, susipažinti su profesijom, tikrai priimam ir ne grupėmis, priimame ir po vieną, mielai kviečiame atvykti, susipažinti. O nuo kokio amžiaus rekomenduojama rinktis profesiją arba jau pradėti apie tai galvoti? Aš kaip karjerų specialistė, ką pastebėjau, kad kuo anksčiau, tuo geriau. Nes atvyksta pas mus, kai atvyksta į centrą, pavyzdžiui, 8 klasės mokiniai ir jie atrodo, kad jiems neįdomu, jie nieko nenori, bet vis tiek tu bendrauji, tu kalbėsi, tu jiems rodai, vyksta edukacijos ir jie paragavę, pačiupinėję, pas juos vis tiek galvoj kažkas lieka. Ir jie atvyksta jau kitais metais ir jau būna, jau požiūris kitas. Jau aš gal norėčiau ten. Ir tada vyksta tiesiog atvira diskusija ir tu kalbėsi. Padedi tam vaiko eiti tuo keliu, kad būtent jis užaugtų iki to. Taip. O aš dabar girdėjau, kad vyksta visokie karjeros renginiai, pažinimas, taip, ten tikriausiai pristatomos tos profesijos. Taip. Tai ar manote, kad tie renginiai atlieka pakankamai didelį vaidmenį? Kaip labai manote? Didelį, tikrai labai didelį, nes kai vyksta karjeros dienos, mes pasikviečiam, atvyksta pas mus į centrą įmonių atstovai. Jie atsiveža savo įrangos, ta prasme, vyksta įmonių pristatymas, tuo metu mokiniai gali su įmonių atstovais bendrauti, konkrečiai paklausti apie tą įmonę, apie darbo vietas, apie praktikos atlikimą. Ir kai užmesgamas tas ryšys, tuomet aš kaip karjerų specialistė bendrauju su personalo vadove, diskutuojam, ar tas mokinys galėtų atlikti praktiką, galbūt įsidarbinti, labai didelį pliusą duoda šitie renginiai. O ar patys moksleiviai turi turėti kažkokių tai žinių, renkantis tam tikrą profesiją, ar jau jūs suteikėte tas žinias, kad tiesiog jau nieko nereikėtų pradėti, ar jau iš anksto reikėtų kažką jau žinoti? Pasirenkantis, ar pas jūs ateinant konsultuotis? Tai mums tai labai aktualu renkantis profesiją vis tiek, kur jis linksta. Nes yra atvejų, kur mokinys, pavyzdžiui, pasirinko barmenų profesiją ir mes su juo kaip išdiskutavom, tiesiog netikėtai per renginį, jis norėjo būti automechanikas. Ir ta prasme klausiu, kodėl tu nesikreipiai kažkur, taigi galima kažkaip pakeisti. Ai, tai nieko jau pabaigsiu, bet aš tuo barmenu nedirbsiu. Tai va šita situacija liūdina, todėl kad norisi tikslingai ir norisi vaikui padėti, kad jis iš karto pasirinktų tą tinkamą profesiją, nes tai jau gyvenimo kelias, tai jis uždirbs pinigus. Ir ta prasme, kad jis, kaip ir minėjau, jis į darbą eitų kaip į šventę, kad jaustų malonumą, o ne per jėgą, per prievartą. Taip. O kaip manote, ko daugiau reikia, kokių įgūdžių, ar praktikos, ar teorijos? Renkant jau pasirinkus profesiją, tarkim, ar studijų kryptį, ar mokymus? Manau, reikia ir to, bet aišku, profesiją renkantis daugiau, kai tu pačiupinėji
negu... Tai visgi praktika. Taip, praktika. Taip, o dabar, kalbant apie mokymus, kokių pastebėjimų matote, kai ateina į mokyklose, pavyzdžiui, dabar vyksta karjeros programos. Taip, mokyklose čia ne per seniausiai yra sukviesti karjeros specialistai, taip ir beveik kiekvienoje mokykloje Lietuvoje dirba karjeros specialistas. Taip. Tai ar jūs pati, kaip karjeros specialistė, ar palaikote šią idėją ir ar matote jos kažkokią tai prasmę ateityje ir dabar? Dėl ko konkrečiai karjeros? Jo, dėl tos karjeros, ar jie reikalingi tie specialistai? Karjeros specialistai tikrai reikalingi, todėl kad grįžtant atgal, tai tikrai daugelis mokinių, manau, pasirinko tas profesijas, tėvai liepė, mano močiutė, mano tėvukas ten dirbo tokį darbą, o dabar turi mokiniai, kaip ir minėjau, labai didelės galimybės, nes tikrai turi didelę pagalbą. Kaip ir kalbėjom, gali jau 8-tokas, jeigu jis norės, konsultuosis, domėsis, tai jis tikrai garantuoja 100%, kad jis pasirinks gerą profesiją. O dabar norėčiau paklausti, ar didelė mokinių dalis šiai dienai dar yra nepasirinkę profesijos? Taip, tikrai didelė dalis yra dar nepasirinkę, yra pasimetę, nes dauguma laukia egzaminų rezultatų, kiti dar mėtosi, nes tėvai liepia, tai dar tiesiog bandom tėvelius pakalbinti, kad atsižvelgtų į vaiko poreikius, o ne į savo, nes yra tėvelių, kur aš norėjau būti kažkuo ir dabar mano sūnus bus. Ne, reikia žiūrėti, kad ko vaikas nori. Taip, o tai va čia dabar apie tai kalbant, daugelio profesijas, kiek žinau, ir tėvai labai stipriai į tai žiūri ir daugiausiai tėvai siūlo profesijas. Tai kaip moksleiviui atsirinkti, ar pagal ką žiūrėti, ar visgi kreiptis į tėvus, ar rinktis jų pasiūlymus, ar daugiau ir paieškoti savo minčių? Prieš tėvelius tikrai mes nieko neturim ir tikrai suprantam ir tėvelius, bet tuomet mes paprašom tėvelių, kad leistų su vaiku išdiskutuoti. Nes yra įvairiausi testai, yra savęs pažinimo testai, yra visokios analizės, yra visokių filmukai. Ir ta prasme, kad tėvai leistų vaikam patiem rinktis ir kad leistų bendrauti su tuo karjeros specialistu, kad tas karjeros specialistas galėtų parodyti visas galimybės. Ir kai išbandau tas visas galimybės ir jeigu dar kyla dvejonių, tada galima kviestis tėvelius, galima ten diskutuoti, bet aš vis tiek labiau linkus, nes turiu pati sūnų ir pati esu, ta prasme, linkus ir kitiem vaikam padėti, kad jie patys, jiem tik padėti, bet kad jie patys pasirinktų tą profesiją. Taip, taigi ko palinkėtumėte jaunimui siekiant tos karjeros galimybių ir viršūnės? Jaunimui tai palinkėčiau didesnio pasitikėjimo savim, didesnės motyvacijos, užsispyrimo ir kad eiti tik į priekį, nes profesijos pasirinkimas, geras pasirinkimas tikrai atneš gerą gyvenimo kelią. Taip, ir tada būtų pagrindinis laidos klausimas jums, ar tiesa, kad renkantis profesiją reikia iš pradžių pažinti save ir tada savo galimybes? Taip, tikrai reikia pažinti save, reikia analizuoti, ko aš noriu, ką aš gebu, gal kažkur esu silpnas, gal kažkur esu stipresnis, tai tikrai reikia. Taip, ir tada gal galėtumėte dar trumpai pasidalinti, kokių įdomiausių nutikimų, gal kokį įdomiausią mintį ar nutikimą turite būtent, kaip jūs nustebote moksleivio išvaizdoje, kaip pasakyti? Renkantis profesiją? Jo, kokių įdomiausių pastebėjimų pastebėjote? Kai ateina į konsultacijas, tai būna visokių variantų. Būna, kad ateina ir per pyktį, kad
ko čia man pas jūs eiti, nes labai būna sunku kai kuriuos mokinius prisikalbinti, bet tiesiog tu pamatai, kad reikia pagalbos ir norisi padėti. Tai kai ateina tas mokinys, jisai aišku būna priešiškai labai nusiteikęs ir pirmiausia būna, kiek čia man šaibų duos ta mano profesija. Ir būna, kad paskui jau šnekėjau nusileidžia ant žemės, nes matau, kad vis tiek reikės rinktis tą profesiją. Ir buvę tekę, kad nuvažiuoju į įmonę, oi, smirda, čia tikrai nedirbsiu, aš geriau užsiimsiu, ten ta valiuta, man ten pinigai įkrenta dideli, čia jūs tai sėdit, ką jūs čia gaunat, minimumas, visokių variantų būna. Tai visko būna, taip? Bet tiesiog mes priimam nuomonės visokias. Ir tada dar vienas patarimas, kokį kaip karjeros specialistė pagrindinis esminis dalykas, kokį siūlote žinoti jaunimui, renkantis profesiją. Renkantis profesiją. Patarimas. Tai aišku, pirmiausia atvykti pas mus, susipažinti su centru, susipažinti su mūsų fainų kolektyvu, su mokytojais, su visa teritorija, baze visa ir aišku su visom profesijom, programom profesijų, kiek metų mokytis, kokie dalykai, visus tuos pagrindinius dalykus, nes ta prasme būna, kad mokinys pasirenka ir sako, oi, ne, man čia fizika, aš nenoriu fizikos. Visokių nutikimų būna. Taip, tai ačiū Jums, Vilma, kad buvote studijoje šiandien su manimi ir pasidalinote išties nuostabiomis profesinėmis įžvalgomis. Ačiū žiūrovams, kad klausėte ir tikiuosi, jog dabar jau jums bus lengviau pasirinkti profesijos kryptį ir tikiuosi, kad žinosite tą patarimą, kokį ir davė mūsų laidos pašnekovė Vilma, kad reikia visą laiką siekti pačio geriausio. Taigi susitinkame lygiai po savaitės tokiu pat metu. Iki.